prieš pastatymas, kad būtų tai pasakoja visiškai kita tema, tarsi kita tema. Iš tikrųjų, tai gyvenimas yra tęsinys. Ir ten medžiagiškumas irgi metalas, yra sakyti stiklo, bet jie galėjo būti, kad nebūtų jos, bet jie nemaišo. Nes kalbant, jeigu tą temą vystant, vis tiek prieini iki žmogaus pačio, žmogaus kaip viešpaties sūnaus, Kristaus. O čia būtent, tai čia pavadinimas yra Undinių surastas žmogaus sūnus algoritmų sąnašynuose. Tai vat rodo tą trapumą Undinės, tuo pačiu nežemiškumą ir dalinį žmoniškumą, tik tai dalinį, kadangi gyventojai yra vandens gyventojai, kaip ir simbolizuoja, vis tik vanduo simbolizuoja moterį, taip kad moteriškumas parodomas, pateikiamas moteriškumas, realizuotas moteriškumas, kadangi ji negali turėti palikuonių, ji ne tam pritaikyta kaip mitinė būtybė, bet ji laiko vis tik žmogų, žmogaus sūnų, ne Dievo sūnų, bet žmogaus sūnų. Ir šiuo metu jis tarsi nereikalingas, tas žmogaus sūnus nereikalingas. Visą tai, kas vyksta pasaulyje, viskas kunkuliuoja, disonuoja, dezharmonijos įnešama kiekvieną dieną vis daugiau. Kūniniai ginklai, būtent naikinti žmogui. Ir tas vaikas, jis yra klausimas iškyla, ar reikalingas tas žmogus, ar reikalingas gimdymas, ar reikalingas dauginimas žmonijos kaip rasės tokios. Tas bėgantis plaukais ir užstingęs tas lašas ant veido, ant akių, tarsi būtų amžina ašara. Ir tas vaikas, jis yra tarsi ramus veidas to kūdikėlio, bet panašus tarsi į Kristaus veidą, į kūdikėlio Marijos rankose laikomą kūdikėlį. Darau šią ažūrinę ir tokią labai elementą tarsi vandeninės minos, sėdint minos. Visą tai tas mūsų laikinas, be galo trapus laikinumas ir gyvenimas mūsų, būtis mūsų be galo laikina, visą laiką sėdint tarsi ant minos. Taip kad čia liečiant vandenį, kalbant apie vandenį stichiją, tai būtent ją kaip materiją ir kaip tokia substancija, dvasinė substancija, mitinė substancija įrodo būtent ant minos. Įvestas socialinio aukso elementas, kad visa atsirastų saulės tarsi atšvaitai ant jos plaukų, ant veido. Nes vis tik yra čia rodoma materija, materializuota idėja ir ant jos gali būti atšvaitai, ir turėtų būti atšvaitai, šviesos atšvaitai.